Sveiki, esu Ieva, esu sveikatingos bendruomenės kūrėja, sveikatos puoselėtoja ir edukatorė, dalintoja. Taip pat atlieku raindrop masažus, juos mokau, tai yra saugus masažai atliekami namuose, kaip sveikatintis. O šiandien įžvelgiu vieną dalyką, tai žmonės daug susiduria su kvėpavimo sutrikimai, su kažkokiais kosuliais. Šitą dalyką mūsų šeima taip pat praėjo, su negalėjimu atsikosėti, kažkas, matyt, kimba, kažkas vaikšto. Tai šiandien noriu pakalbėti apie Gary Youngo, perduoti jums Gary Youngo žinutę, Gary Youngo įrašą, vertimą iš jo įrašo iš anglų kalbos apie eukaliptus radiatą eterinį aliejų ir kombinacijas su juo. Tai pirmiausia, ką daro eukaliptus radiatą arba spindulinis eukaliptas. Kalbu tik tais apie Young Living eterinius aliejus, apie tyrus, apie patikimus su aukščiausių kokybės standartų City to Seal. Eukaliptolis su alfa-pinenu netiesiogiai patenka į imuninę sistemą. Taip sukurdamas stipresnį antivirusinį poveikį, nes eukaliptolis bei alfa-terpenoliai, eukaliptolis kaip alfa-terpenolis yra labai stiprus antibakterinis, antimikrobinis jo veikimas. Ši kombinacija palaiko labai stipriai mūsų į sistemą, mūsų sveikatą, kad gleivės greičiau išeitų ir kad mes greičiau sveikatintumės. Stimuliuoja imuninį atsaką prieš virusus. Gary Youngas rekomenduoja eukaliptus radiatą arba spindulinį eukaliptą tiesiog pilti į difuzerį, garinti, taip pat tepti krūtinės sritį, įsipilti į stiklinę vandens ir gargaliuoti, taip pat galima jį nuryti, galima tepti pėdas, kur yra Vitaflex taškai, taip pat daryti raindrop masažą nugarai. Ir kiekvienas tas mūsų potėpis, kiekvienas dalykas turi labai nuostabų poveikį mūsų kūnui. Jeigu yra užsikimšusi krūtinė, jums sunku atsikosėti, sunku netgi kvėpuoti ir jūs nesate tikras, kas tai yra ir iš kur tai eina. Tai dažniausiai, bent jau iš mano praktikos, taip pat naudoju Thieves eterinių aliejų mišinį. Tai yra nuostabus, su cinamonu, su gvazdikėliais, yra dar ir kiti eteriniai aliejai. Aš jį būtinai skiedžiu, nes jis yra šildantis eterinis aliejus, tepu krūtinės srityje, taip pat nugaroje. Tačiau ne visada tai praeina. Ir jo rekomendacija yra tokia. Jeigu jūs naudojate eterinį aliejų ir per 60 sekundžių, per 1 minutę neįvyksta pokytis, keiskite kitą eterinį aliejų. Taip pat kaip ir dauguma žmonių naudoja eterinius aliejus, ar vaistus, ar tepalus, ar arbatas, jie ką daro? Jie naudoja 1 dieną, jie naudoja kitą dieną, dar laukia, naudoja savaitę, dar laukia, naudoja mėnesį, dar laukia. Tai šiuo atveju rekomendacija yra tiesiog nelaukti, o jeigu mums nepavyksta pajausti pokyčio po 60 sekundžių, mes imame kitą eterinį aliejų ir vėl kartojame procedūras savo sveikatintis. Labai įdomus jo palyginimas yra, nes Lietuvoje kas 10-15 tūkstančių kilometrų mes keičiame automobilio alyvą. Tai šiuo atveju rekomendacija yra lygiai ta pati. Tiesiog jeigu kažkas tai vyksta, mes važiuojam tolyn ir nevyksta poveikis, pakeiskite eterinį aliejų, pakeiskite automobilio alyvą ir jinai geriau važiuos. Tai lygiai taip pat mums pakeiskite ir organizmas geriau pradės priimti, veikti ir išsisveikatinti.
Jis siūlo eksperimentuoti su eteriniais aliejais, tepti pėdas, tepti ausis, krūtinę, nugarą. Ir jeigu šitą procedūrą atlikus jums nepasikeitė niekas, tai tada jau yra reikalų. Ką tai reiškia? Kad rekomendacija yra į eukaliptą įpilti pušies, taip pat eglės. Aš šiuo metu turiu juodąją eglę, tai yra be galo nuostabiai galingas eterinis aliejus, tiek vidiniai stiprybei, tiek sveikatinimuisi. Taigi, ką daro eglė? Eglė padeda spinduliniui eukaliptui įsiskverbti žymiai geriau per įkvėpimą. Eglė taip pat yra tankesnė ir jos gravitacija padeda pasiekti apatinę plaučių dalį. Koks yra receptas? Paimkite 3-4 lašus kiekvieno eterinio aliejaus. Eukaliptus radiata arba spindulinio eukalipto, pušies bei eglės. Ką daryti? Juos delne atsisukti, įpilti, švelniai pamaišyti. Turi būti drėgna ir labai švelniai ištepti savo krūtinę, nugarinę dalį ir kvėpuoti. Tiesiog sudėjus rankeles kvėpuoti. Taigi, eglės gravitacija padės eukaliptui ir pušiai patekti į apatinę plaučių dalį. Kodėl jisai tai šneka? Nes mūsų, kas būna paviršiuje, paprastai dauguma priemonių pasiekia paviršių ir nepasiekia apatinės plaučių dalies, dėl to mums dar yra kažkokie karkalai, kažkokie kosuliai, kažkas tai, kas neišsivalo. Taip pat yra geri Jango patarimai. Imkite Thieves mišinį, įlašinkite į jį eglės, tepkite jį, naudokite jį. Kodėl? Nes taip jūs padidinsite eterinių aliejų mišinio galią. Dar pridedami po vieną eterinį aliejų į jį, tiesiog įpildami po lašiuką. Iš tikrųjų nėra stabdžių, galima naudoti juos, galima papildyti, tiesiog juos naudoti. Nes galima jų galią, jų poveikį padidinti būtent maišant juos, būtent žaidžiant su juos, būtent atrandant kitus dalykus, negu kažkur tais receptuose ar kažkur tais enciklopedijoje yra parašyta, ypatingai Gary Jango išleistoje enciklopedijoje. Dar vienas labai stiprus patarimas ir iš mano tas pats: klausykite savo kūno. Atkreipkite dėmesio į savo pojūtį. Ir jeigu jūs po tepimo eterinio aliejaus nejaučiate, kad jisai skverbiasi į jūsų probleminę sritį, tai dėl to, kad jūs neatradote dar teisingos kombinacijos. Taigi jisai juokauja, kad jis pažada, kad jeigu jūs ieškosite kombinacijų, pilsite eterinius aliejus, naudosite ant kūno, ant pėdų, į difuzerį pilsite. Ir jeigu dar neatradote, bet 110 eterinių aliejų, kai supilsite, tikrai atrasite, kas jums padės. Tai manau, kad tiek nereikės, bet žodžiu, nereikia būti ekspertams. Tiesiog po truputėlį naudoti ir nustoti bijoti naudoti eterinius aliejus. Aš kalbu apie Young Living eterinius aliejus. Nebijokite eksperimentuoti. Žaiskite su jais. Įsivaizduokite, kad jūs esate chemijos laboratorijos darbuotojai ir tiesiog imkite, miksuokite, darykite savo mišinius. Ir žiūrėkite, kas vyksta, žiūrėkite, kaip jaučiatės. Ir juk nėra dėl ko jaudintis. Šitie eteriniai aliejai yra saugus naudoti jūsų kūnui, jūsų sveikatinimuisi. Jūs negalite pakenkti eteriniams aliejams, nebent vienintelis būdas, ką daro pasaulyje, tai juos klastoja arba juos skiedžia. Taigi
pajauskite malonumą naudodami tyriausius, švariausius eterinius aliejus. Kodėl aš taip sakau? Nes jie turi aukščiausią Seed to Seal standartą, apie jį galėsiu papasakoti kitame video, jeigu tikrai norėsit, rekomenduoju sužinoti, kas tai yra. Nes labai stiprus kokybės standartai, labai yra įdomi visa sistema. Kam? Kad mes gautume aukščiausios kokybės eterinį aliejų, nes mes juk naudojame ir mažiukams vaikams, ir didesniems, ir sau. Ir kad tai būtų švaru, be jokių dirbtinių, chemikalų, priedų, jie turi aukščiausią standartą. Taigi būkite sveiki, dėkoju, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų. Iki.